Kiek pinigų turi? 100 eurų. Labai gerai, turim tokių kėdų. Pirmasis variantas ASICS Gel 1130. Retro vibas, 2000 bėgimas, praktiškai visi prekiniai ženklai tą kartoja. Tinklelis, patogus amortizuojantis padas ir nekainuoja 100 eurų. Kitas labai panašus ir populiarus variantas New Balance 530. Labai panašu į ką tik buvusius ASICS'us. Tas pats vibas, 2000 bėgimas, neprašausi. Pigu, patogu, gražu. Spurs. Toliau atnaujinti žanro klasiką Converse Chuck Taylor Throwbackai. Ką tu čia atmetei? Čia All Starsai. Turėtų būti atnaujintas padas, platesni bataršiai, platesnis priekis, daugiau komforto, ta pati kaina. Seniai, čia net ne tas batas, tipo, už ką tau pinigus moga iš vis? Pats ir daryk. Sąrašas būtų neįmanomas be Nike ir turime modelį Initiator. Aš apakau biškį, tai... Gali normalus pabūt biškį. Tas pats vibas, 2000 bėgimas, patogus batviršis, amortizuojantis padas, nekainuoja 100 eurų ir gerai atrodo. Gauti. Ir trumpas sąrašėlį užbaigiam su Vans Skaterą. Nu, čia normaliausias metimus kol kas. Populiarėjantis modelis, sugrįžta prekinis ženklas į dėmesio centrus, be galės kolaboracijų, patogus padas, nekainuoja 100 eurų. Važiuojam. Tai pirksi kažkuriuos?